Tokį tipsą noriu parodyti, čia greitą. Sakykime, kaip pamatau rezistorių, ne, varžą galbūt pasakys dar, kokį varžą yra, nors pats tas nominalas, sakykime, kai nežinom ar nematom, nėra užrašyta, koks tai nominalas. Kai yra užrašyta, bet, sakykime, būna nusidėvi, nusitrin visi tie užrašai ir kaip nustatydama, sakykime, paprastai stirsensa nematau tokių ribų, sakykime, kaip 0,1 ohmą arba 0,01 ohmą. Tai tokį tipsą parodysiu, galbūt kas žinos, tai žinos, kam net, kaip sakant, viskas ok. Tai vienu žodžiu nusistatom maitinimo šaltinį 100 milių, pasakiau ir neapsupratau pats. Iš tikrųjų 100 mA srovę reikia nustatyti, tai čia man tas ekranėlis nerodo tokios srovės. Su multimetru aš užsistatau, reiškia, matavimą ten, reiškia, ribą. Plius minus man šitas maitbliks toks plaukiojantis, tai visa esmė tai tokia yra, nusistatom kadensą, reiškia, 100 mA srovę atidautų išėjime, o voltažas tai jau nieko nekeit, nors ir 100 voltų, jeigu nenori gauti per nagus, aišku, nestatys tai. Bet mums tada reikia pasijungti milivoltmetrą, kokį turim, tokį naudojam. Tada jamam, sakykime, kažkokią tai varžą, ne. Čia tokį tikslumą neparodys. Čia aš turiu didžiulį šruotą naujų ir senų rezistorių. Su viena ranka aš neįkabinsiu, tenka nutraukti truputėlį. Tai va, pakabinau rezistorių. Turim reiškia, nominalą 0,56 mA. 0,56 ohmą. Blemba, kai maišos. Tai va, o man multimetras rodo, reiškia, 55,1 mV. Tai reiškia, yra, sakykime, miliomas iškart parodo prilyginimu. Aš šitas dariau tokį eksperimentą, kaip sakant, tai čia nežinau, suprantama, nesuprantama bus, tai vienu žodžiu 0,01 ohms gaunas 1 mV, čia jau tiksliai konkrečiai gaunas. Čia jau būtent tokį pat susiradau, nes man reikėjo. Paskiau visi kiti, 0,22 ohmų, tai gaunas, 22 mV turėtų būti. Čia vėl nuo multimetrą daug kas priklauso, iš tikrųjų, kokios paklaidos ant plaukiau pats. O kaip čia gaunas, čia šitas, nekreipiam dėmesį, nes čia prisirašiau biškį nesąmonių, nes tokį šuntą turiu suvirinimo aparatams dažniausiai naudojama. Tai norėjau pamatauti, kokį nominalans ten varžos, tai pamatavus gavus, sakant, 1,2 milivoltą, tai tepi šiandien 1 milioms yra 0,01 ohmų. Tai čia toks labai trumps ir aiškus, manau, kad trumps ir aiškus, reiškia, rezistorių matavimo būdas. Tai va, pažiūrėjau, kaip čia dar toks 3,9 ohmų, tai gaunas jau 308, man te aprodė. Tai sakau, čia didesnių varžų tai nėra prasmės matuoti. Pats svarbiausia iš tikrųjų ir yra tas variantas, kada reikia mažos varžos matavimus atlikti. Čia 33 turim, sakykime, dar taip ką pavyzdinę. Čia 0,7, tokį matavau, tai 46 mV gavos. Tiesiog taip pat pamaniau, kad gal bus kam aktualu. Va, 0,1 ohmų. Tokį turim nominalą, tai
Tai dabar čia sudėtinga užkabinti. Tai va, 10 mV, tai kaip ir rodžiau čia, tai 0,1 ohms gaunas 10 mV. Nu, sakykime, sakau, tikslumą čia baisiai didelį, nu, kaip sakyti, susiorientausi normaliai pasižiūrėjus. Tai va, tiek žinių.